Sveiki, esu Jurgita, esu siuvinėtoja. Tikiuosi, kad priimsite mane į savo grupę, bendruomenę, nes tikrai žinau, kad yra daug siuvinėjančių. Iš tikrųjų esu dar ne pirmokė, trečiokė, aš taip save vadinu, nes pradėjau siuvinėti prieš 3 metus, 2023. Na tai va dar tikrai nedaug, nesu iš tų, kuri nuo mokyklos laikų ar šiek tiek anksčiau pradėjo siuvinėti, taigi neturiu daug išsiuvinėtų darbų, neturiu galbūt daug patirties, tačiau vejuosi ir noriu neatsilikti. Tai štai šiandien noriu, kaip sakoma, pristatyti darbą, nuo kurio prasidėjo visa ta manija siuvinėjimo. Taip, tai prieš save matote astros schemą ir rudankepuraitį. Ja aš pradėjau siuvinėti 2023 metais. Žodžiu, savo gimimo dienos proga. Tai susipirkau siūlus, medžiagą ir 25 dieną po gimtadienio pradėjau siuvinėti. Tada dar siuvinėjau ne ant šios medžiagos, kaip matote, kadangi čia yra jau, matot, gobelenas, Lukas gobelenas 25 kaunto. Siuvinėjau tada ant 18 kaunto baltos aidos. Na ir ką aš siuvinėjau, visai nemažai išsiuvinėjau, iki 16%. Ir kažkaip man pasirodė, kažkaip susišvietė, kad galbūt kažkas ir paprotino išbandyti siuvinėjimą ne kryžiuku, bet pusiniais. Tiksliau tai yra gobeleninis pusinis. Sumažėja darbas dydžiu, tačiau paspartėja visas procesas. Kadangi siuvinėjama, nedarant kryželį, o, kaip sakoma, įsibėgėja ir gali tikrai daugiau padaryti. Tai tas tai faktas. Tačiau ta medžiaga tokia jinai gelsva atspalvio. Ir man truputį akims kažkaip ne taip. Ir dabar beje mačiau, kad yra Lukas berods rinkiniai, kur yra ir gobelenas, ir kryžiuku. Tai yra baltas gobelenas. Tai galvoju, balto būtų galbūt net lengviau. Na, bet gal, kad akys pavargsta, gal ir ne tik nuo spalvos, gal ir nuo tos medžiagos tankumo mažumo, bet visgi man ta spalva kažkaip tas akis jautrina. Tai dabar esu išsiuvinėjusi 15,1%. Čia kas yra, irgi kaip matot, pradėjau nuo kampelio. Pasirodė man čia labai liūdna, nes tokios spalvos matosi, kad tokios, sakykime, niūrios. Ir čia medžiai, tarsi migla, tarsi rytas kažkoks, sakyčiau, man taip atrodo. Tie medžiai, juodos daug, pilkų tokių žalsvų atspalvių. Na, aš sugalvojau, kad pirmiausiai taigi reikia išsiuvinėti veidą, nes jeigu veidas bus negražus, negražiai jisai gausis, tai kam tada siuvinėti? Na, žodžiu, pasiėmiau aš tą veidą ir siuvinėjau. Tada, tai reikia ir vilkę, nes čia yra vilkė, kadangi apačioje bus krepšys, jame bus 2 maži vilkiukai. Ir vilkė jau, čia dar nebaigta, bet irgi matau, kad gaunasi taip, kaip turi gautis, viskas gerai. Viskas mane tenkina, taigi dėkoju Astai už jos darbą, kad man šitą schemą padarė. Vėlgi ta istorija su šiuo siuviniu, tai labai ilga, nežinau, ar man čia išsiplėsti. Beje, šis darbas, tai pagalvokit, pirmokiai, visiškai pradedančiai pasiimti 166 500
ten buvo kryžiukais darbą, tokį didelį. 45 spalvos ir 82 blendai. Dar gilinausi, kas tie blendai, kaip organizuoti viską. Tai vėliau gal kada parodysiu tą organizaciją, manau, jinai nieko čia nesiskiria nuo kitų merginų. Nieko tikrai ypatingo nesugalvojau, bet prieš pradedant buvo dar tokia prieš istorija, kadangi, kai aš sakiau, pradėjau vasario 25, tačiau vat šitas darbas buvo pradėtas rugsėjo 9. Tai čia, sakykime, ant šito gobeleno tai yra jau restartas. O prieš tai aš parodysiu, kaip atrodė viskas. Prieš tai buvo, štai kas buvo. Kiek medžiagos, kiek čia. Irgi pradėjau vat nuo to kraštelio, irgi ilgai neužsibuvau. Pam. Ir pradėjau irgi veidą siuvinėti. Žiūrėjau, ar man patiks, nepatiks. Matot, kaip ant Aidos glamžuose tik kryžiukai irgi daryti, žinot, kaip pradedančiosios. Tai, bet iš toliau žiūrint tikrai, atrodo, viskas kaip ir neblogai. Vat ir vilkėta normaliai, taip, kai sakau, pasiuvinėta. Tai va, tai kaip čia dabar palygint būtų, koks šitas skirtumas, sakykime, nelabai jo yra. Taip žiūrint gyvai, šiaip gal vat gobelene gyvai ypatingai matosi, kad nėra to pikseliškumo, kur vat iš arčiau pažiūrėjus matosi tie, kad ir 18 smulkė Aida, bet matosi kryžiukai, o ant gobeleno tarsi liejasi tos spalvos. Ir visai viskas labai puikiai atrodo. Tai va, tai buvau jau ant 18 šitos Aidos, čia buvo 16, čia yra, žodžiu, 16% padaryta ir aš tą darbą pasidėjau. Neišmečiau, aišku, galvoju, o gal kada ir šitą išsiuvinėsiu, bet tai yra labai didelė apimtis darbo, labai dideli išmatavimai, tai kurį pakabinti net būtų tokių, sakykime, iššūkių. Jeigu sugalvočiau rėminti nojų, kai išsiuvinėjai tokį didelį paveikslą, tai tarsi jau turi rėminti. Vėlgi šitą paveiksliuką aš pamačiau internete, siuvinėtojų. Tada buvau bendruomenėje ir žiūrėjau, kokius grožius siuvinėja, ir tada pamačiau haedo, nes pradžioje irgi mane taip traukė haedai. Kažkokia, sakau, jeigu pradėti siuvinėti, tai nuo didžiausio darbo. Bet ten labai daug spalvų, nėra blendų, bet daug spalvų, ir buvo toks paveiksliukas, pas juos berods irgi tokia schema, bet ten truputį spalvos kitos, ir man čia patarė, kad galima sumažinti, va čia ten daug ilgiau eina šitą visą, sakykime, ten nieko nėra, tik medžiai, tokia pilkuma, fonas toks, o pagrindas man ir buvo va, ta mergina ir jos tas skraistė, čia ilga bus suknelė, jos graži bus tokia ryški gan. Tai irgi taip labai įdomus ir labai gražiai iš tikrųjų atrodo, kada toj pilkumoj, tarsi rūke, tas atmuša tos ryškios spalvos. Taip tiesiog iššoka viskas, labai gražiai atrodo. Tai va, tai dukterėčio aš čia garbiai siuvinėjau. Ir atsirado jau daug gerbėjų iš mano pažįstamų, kurios, oi, kaip norėčiau tokį turėti paveikslą, sako, galvoju, įdomu, kada aš jį pati pabaigsiu siuvinėti. Net atsidusau, nes iš tikrųjų tai, nežinau, neprisėdu prie jo labai daug.
pamenu, kad maksimum aš kaip jau prisėdau dieną, tai padariau 800 pusinukų. Nu tai, kaip čia pasakius, ta prasme ne visą dieną siuvinėjau, bet jau taip atsidėjus. Tai taip, jei kiekvieną dieną siuvinėčiau, tai tikrai būtų ir progresas didesnis ir tiesiog nėra plano. Aš iš tų siuvinėtojų procesininkių, kur pamačiau, noriu kažko naujo ir nesvarbu, kad yra N dar tų pradėtukų, bet vėlgi noriu kažką siuvinėti, bet pagal nuotaiką, noriu šiandien tokių spalvų, noriu tokio galbūt gėlių, o galbūt ne gėlių, galbūt kažkokį tigrą pasiuvinėti. Tiesiog man tai yra meditacija, man tai yra atsipalaidavimas, nusiraminimas. Ir kiek išbandžiau ten tų įvairių irgi užsiėmimo veiklų, hobių, tai vienintelis, kuris duoda mano, galima sakyti, kūnui, sielai nurimti, pajusti kažkokią tai tikrai meditacinis hobis. Tai ta raudonkepuraitė vėlgi ne iš kažkur, tai yra dukterėčiai buvo sekama, kai buvo maža pasaka, kada jinai pas mane ateidavo, tai labai ilgai neužmigdavo, būdavo kankinė. O jetau, kaip čia ją užmigdyti? Tai buvo ta pasaka apie raudonkepuraitę, kaip ir vaikai mėgsta mergaitės, tai aš tą pasaką, aišku, pagražinau, pridėdavau visokių kabutėse pipiriukų ir ten tokia padarydavau šiuolaikiškesnę ir kiekvieną kartą vis kitokią. Ir jinai tada, aš žiūriu, kad jinai klauso, bet vis neužmiega, nes jai įdomu ir aš jau galvoju, jinai miega. Jinai, aha, o kas vėliau tada? Bet jinai iki šiol atsimena tą, kaip aš jai pasakoju, ir dėl to tokia, sakykime, irgi įdėta daug čia ir prisiminimų, ir ta emocija tos dukterėčios, kada buvo maža, kaip aš su ja puikiai leidau laiką, dabar jau kai didelė, tai žinot, su vyresniais, tai kiti jų reikalai. Tai šis darbas tikrai neužmestas, bet aš tikrai neturiu jam plano. Dabar, kai pasižiūriu, aš išsiuvinėjusi 25 205 pusinukus čia. Kaip minėjau, 15%, tai kaip čia pasakyti, ne visai mažai, bet vėlgi nuo 2023 metų, tai 3 metai, žodžiu, gal iki gyvenimo galo išsiuvinėsiu, tikrai labai gėda iš dalies ir prieš dukterėčią, nors jinai dabar nesureikšmina šitų mano dalykų, bet tiesiog viduj. Tai net ir nežinau, iš tikrųjų 106 dienos siuvinėta. Ten tikrai buvo ir po 100 tik padaryta pusinukų. Kartais būna nenuotaika ir viskas. Taip pat, matot, čia magnetukus, tokius radau fainukus su šiam žodžiu procesui. Tai žodžiu, padėsim, nemesim, tikrai nepersigalvosiu niekaip. Taip, pastebiu, kad siuvinėjimas ryškiom spalvom irgi mano akį, kaip sakant, šiek tiek dirgina, pavargsta akis, nes man patinka, sakykime, raguonos ir visa kita, bet jau dabar stengiuosi mažiau žavėtis tais labai ryškiais darbais. Ir, matot, atrodo kaip susiraukus, nes, pradėjau siuvinėti, nežinodama nei kaip ten pagal viską reikia dėlioti kryžiukus, pertraukinėjimai ir panašiai. Vėlgi tokiuose darbuose labai daug pavienių ir esmė tame, kad tie pavieniai, jie ką duoda, ką čia jie duoda, tai karpimą duoda, laiko gaišimą tokį, sakykime, bet matot, noriu parodyti, likę dar ir čia, vieno nėra, tai įsivaizduokit. Oi, žodžiu, daug laiko reikalaujantis darbas, bet tikrai labai džiugins, manau, rezultatas, tai galbūt apie šį darbą tiek. Čia. Tiesa,
atsiminiau dabar, rinkausi, matot, Magic berods rodo DMC Aida, kur yra po 10 sužymėta jau, vėliau išsiskalbus pasinaikina visą tai žymėjimas, tai man irgi labai palengvino kaip naujokiai darbą, kadangi, nereikėjo braižytis, nes tas braižymasis tikrai daug atima laiko. Dabar dar kitas darbas. Tai štai, turiu dar tokį, matot, pasiglamžęs toks. Jau šitas tik viršelis, rodo viršelį, toks pagyvenęs gerokai, nes jam taip pat yra 3 metai, tai buvo pirmas rinkinys, kurį nusipirkau. Įsigijau tai 2022 gruodžio pabaigoje. Tai pradėjau sausį 23, tai buvo pirmas rinkinys. Kadangi dar nebuvo surinkti visi siūlai Raudonkepuraitei, aš pradėjau rinkinuką. Jį gavau greičiau, žodžiu. Ir tai buvo Let It Stitch Mūza. Pasižiūrėjau, kad čia iš tų 5 žvaigždučių čia 3, tai čia nėra labai sudėtinga. Čia žinojau, kad tik kryžiukus siuvinėjasi, aišku, šiek tiek gąsdino 52 spalvos. Aida buvo 16, ekrių spalvos, bet nežinau, pamačiau, įsimylėjau ir nutariau siuvinėti. Nežinau, žmonių tematika ne visai mano, bet galbūt reikalinga tiesiog, kad būtų gražus vaizdas ir akys įsimylė ir tada tikrai norisi siuvinėti. Tai kaip matot, čia yra šiame dizaine yra ir mergina, tai ne tik mergina, tai yra jos apranga, aksesuarai, auskarai, gėlės, lapai. Ir jeigu dabar gerai aš atsimenu, aš jį pabaigiau 2024 metų rugsėjį, tai kaip čia pasakius, siuvinėjau. Iš tikrųjų, tokį darbą ten kitas patyrusi siuvinėtoja tikrai labai galėtų greitai išsiuvinėti. Bet žinot, man tai buvo irgi atidėdinėjau, kadangi vėlgi įsigijau Raudonkepuraitę, reikėjo šitą pasiuvinėti, šitą, tai buvo visaip. Tai dabar buvo visaip, tai buvo kliurkų, kurių netaisiau ir rezultate tai buvo, nežinau kaip pasakyti, tai dabar dėl įdomumo aš tiesiog net nesakau, kur tas kliurkos, kur tas klaidos. Aš imu ir rodau. Kaip čia. Vat. Matot. Kylos jau iškart mato, kur klaidos ir kur. Ir kas čia kitaip daryta, nes gavosi, kad šita Let It Stitch Mūza gavosi visai ne pagal Let It Stitch, o pagal Jurgitą, nes šiek tiek perdariau schemą. O kodėl perdariau, matot, čia jau net, čia tikrai gražiai atrodo, o čia tarsi toks, kaip blynas. O žodžiu, kaip čia aš buvau pasakiusi, žodžiu, gėlių kažkokia puokštė ant galvos. Bet buvo esmė tame, kad aš kažkaip išsiuvinėjau tas kelias rožės ir pavariau gal 2 tas rožės į priekį ir nenorėjau, ir po to pasižiūrėjau, kiek man reiks išardyti. Ir jau ten buvau į žalią nuėjus spalvą. Ir galvoju, arba aš numesiu, arba aš kažką apžaisiu. Galvoju, čia galima kažką paslinkti ir įsiuvinėti dar ten tą kitą rožę. Trečią čia, dar kažkur pridėti ir kažkaip išsivartyti tą situaciją. Tai va taip ir gavosi tokia rožių puokštė ant Mūzos galvos. Bet kas nežino, bet kam nerodau, ką, visai gražu. Pasižiūriu. Dabar čia buvo Anchor siūliukai,
tai čia labai jau limpa man jie patinka, bet prie jų limpa labai, turiu kadangi katiną, limpa plaukai, tai tik spėju valyti ir jie tokie pasišiaušia šiek tiek. Ir iš tikrųjų tai yra noras išsiuvinėti dar vieną kartą, bet jau kaip reikia, jau dabar žinant viską, tai vėlgi, ką aš daryčiau kitaip, tai čia matot, dariau tą foną juodų siūlų, tai buvo man, tikrai nebuvo myliausias užsiėmimas tiek daug juodą spalvą siuvinėti foną, tai aš kas siuvinėja foną juodą spalvą iš karto užjaučiu. Nežinau, gal joms, toms siuvinėtojams, kurios išdrįsta tai daryti, tai tiesiog jau manau, kad jos užsigrūdinę, tikrai aš nesu tokia kantri galbūt. Ir ką aš dabar daryčiau, nes jau ir pamačiau, kaip kitos merginos daro, tai aš imčiau juodą aidą ir ant jos siuvinėčiau. Tai, žodžiu, fono jau nebereikėtų siuvinėti, čia eitų mėlynė atspalviai. Ir visa pati dama ir puikus rezultatas matosi, kiek aš esu žiūrėjusi, taip pat žiūrinėjau rėmelių, nes norėčiau kažkaip tokią turėti mūzą pas save pasidėjusi, kada prie nuotaikos pasistatyti, tai tų rėmelių yra tokių grožių ir mačiau vieną lietuvaitę siuvinėtoją labai gražiai, va ten manitelė yra jos įrėminimas, toks juodas rėmelis, gražus išraitytas ir su aukso detale, čia auksinė. Ir labai gerai taip kažkaip atmuša, nes mačiau apie tik juodą rėmelį, bet va tada, kai pamačiau su to aukso dar šiek tiek čia įdėtų tarpeliu, tai tas mane pakerėjo ir manau, kad būtų tikrai. Tai dauguma sako, ir aš taip galvoju, kad tą patį darbą siuvinėti 2 kartus tikrai yra nuobodu, bet manau, po daug laiko, po daug metų sugrįžti vėl ir pabandyti, vis tiek būtų šiek tiek kitoks procesas, nes čia labai privargau, kai sako, daug galvos skausmo buvo, dabar galbūt viskas eitųsi tikrai daug paprasčiau. Tai štai tiesa apie veidą, dabar kai žiūriu, tai taip plėmus tas ir realiai jisai matosi štai čia. Tai vat ką reiškia tie patys blendai, Lucas Lady Stitch, tų blendų čia buvo berods 4, iš tų 52 spalvų. Tai, jų nedaug ir kadangi veide, tai labai retai, kada galima gražiai išdirbti veidą, nenaudojant blendų. Bet šiuo atveju tikrai, tai vienas iš tokių tikrai populiarių ir kokybiškų darbų, kai sukurtų naudojantį kryžiuką, jokio backstitcho. Taip, tai o dydis jo tai 20 ant 25, toks labai patogus. Dabar kiek čia buvo kryžiukų, tai berods 20 320. Tai vat, atrodo nei daug, nei mažai, bet tai va čia tai buvo tai pirmieji kryžiukai šiame darbe buvo mano sudėti, vėliau jau raudonkepuraitė. Tai štai tiek dabar tos mano mūzos. Kitas darbas. Taip. Aš užsitempiau darbus ant kartono, kad geriau atrodytų ir man tiesiog juos laikyti, kada jie nerėminami, tai laikyti taip pat patogiau. Tai yra Nadežda Kazarina, Star Lighthouse. Tai berods buvo baigtas 3 darbas ir čia irgi nieko iš tikrųjų nebuvo taip sudėtinga, nes tai tik kryžiukas, aišku, spalvų nemažai, kadangi tai autorinė schema, tai visi žinom, kad ten būna labai daug backstitcho, gausybė spalvų, blendų, tai 47 spalvos, baigto darbo dydis tai yra 16-31 cm ir su juo irgi buvo restartas.
pradėjau aš jį 2023 Liepą. Beje, Liepa, tai man va tie atspalviai mėlyni visi, jie mane gaivina, aš, sakykime, žiemą kaip tik negalėčiau siuvinėti galbūt tokio darbo, man būtų šiek tiek vėsoka nuo tų spalvų, mėlyna yra mano mylima spalva, bet man vasarą gaivinančiai veikia. Tai pradėjau, galbūt pasiviniau, vat buvo tiek ir ten buvo tokia labai nepatogi įta man, kieta 16 kanto, balta ir kaip aš nepagalvojau, kad galiu imti kažkokią melsvą, ar ne? Ne, pasėmiau vėl baltą, tik tai Svaigarto berods. Tai labai maloni buvo. Nu, tai kabo. Dabar čia man tai atrodo kaip akis, nu, iš toli žiūrint. Nežinau, ar čia man vienai taip atrodo, ar čia taip turi būti, ar matau, ką noriu matyti. Dabar čia buvo be galo daug prancūziškų mazgelių. 300 berods 54. Backstage'o bieso buvo 2908. Na, kryžiukų 20 396. Toks darbas ne iš pačių, sakykime, mažiausių, nepaprasčiausių. Vėlgi, čia buvo galima galbūt biserį prisiuvinėti, na, bet tiek daug biserio man pasirodė, kad sukti ten tuos mazgelius, bent jo išmokiausi sukti šituos prancūziškus mazgelius. Tai, kaip sakant, jų čia tikrai buvo daug, kaip ir pačio matot backstage'o. Ir visos tos detalės man patiko, va tie žibintai vandenį plaukiant. Aišku, tarsi pasaka kažkokią sukuria pasakišką vaizdą, ta valtis, kurioje irgi tokios vat detalės, žibintas, du žmonės, tada vėlgi labai patiko šitas švyturys. Irgi, kai tik išsisivinėja kryžiukai, nebūna to efekto, kai padarai jau ir backstage'ą, viskas tiesiog atgyja. Žvaigždės irgi vat įvairiausios. Tikrai buvo nemažai darbo prie šio darbo, Tai aš startavau spalį, žodžiu, Liepą pradėjau vasarą, pasiuvinėjau, vėl padėjau, rotavau aš ten tuos turimus pradėtukus ir tada vėl spalį vėl pradėjau. Na ir pabaigiau 2024 metų gegužę. Tai galbūt šį darbą net ir suvinėjau pakankamai greit, taip lyginant su kitais, kur ten prireikdavo apie metus. O čia dabar galvoju, net, metų neprireikia čia. Tai va, tai toks, beje, yra dar tokie, galima sakyti, poriniai darbai, Kazarinos. Yra malūnas, mėlynas irgi fonas ir lauke viskas taip melsva, malūnas toks, ar yra berods laivas, gal net laivas labiau, čia būtų į kompaniją, nes ten irgi yra šiek tiek tokių spalvų, tokių bordolik, tokio švelniai. Tai net nežinau, mėlynų spalvų ateina vasara, bet kol kas nesiryžtu aš imti, nes žinau, kad buvau šiek tiek pavargus nuo tų mėlynų spalvų. Tuo labiau, kad yra darbas su mėlynom spalvom, kuris jau laukia. Manęs labai laukia, labai nori būti siuvinėjimas, tai yra Dimensions Aurora Cabin. Prisižadėjau savo vasarą pradėti siuvinėti toliau, nes yra gal 22% išsiuvinėta ir padėta, tai šiek tiek net ir gėda. Bandau kažkaip įtalpinti. Na, bet. Tai va toks darbelis. Toks šitas darbelis ir tikriausiai paskutinis bus. Štai. Toksai. Na. Tai čia yra Liuba Vodenikova, irgi autorinė schema, My Universe.
Siuvinėjau ant 16 kaunto, dabar net galvoju, spalva tikrai ne balta, čia tokia labai švelni, tokia melsva, bet net nemoku nusakyti, kaip melsva. Na, ta patys aida gal kažkiek persiduoda, labai šviesi, tokia vos melsva. Tai šitą darbą aš kai siuvinėjau, aš turėjau tik PDF schemą, žodžiu, žymėjausi ir tuo metu iš tikrųjų man visiškai statistikos ten, kiek aš tų kryželių išsiuvinėjau, nelabai rūpėjo. Irgi pamačiau, noriu, negaliu, reikia. Na, reikia, tai žinoma ir turiu. Čia buvo, žinau, kad 64 spalvos ir 27 blendai, nu tikrai ne iš lengvųjų. Dydis dabar darbo yra 17 ir 27 cm. 18 020 kryžiukų, backstitch, žodžiu. Vėlgi matot, reiks nuimti, reiks perdaryti, va, šitie ilgi dygsniai, kaip gavosi išplaus, traukė medžiaga ir tempiau be reikalo, aišku, bet tiesiog dėl vaizdo, kad parodyt, kad būtų. Nes, na, prisiruošti apipavidalint ar sutvarkyti man darbus, tai yra, manau, daugumai, nelabai jau noris, neprisiruoši dabar. Kartais klausia manęs, o tai kas čia yra? Kas čia, žinai, pavaizduota, kas čia tave taip sudomino? Nežinau, pradžioje galbūt spalvos, ta gama visa tokia, mato, čia tarsi kelias, šeima, čia mergaitė vat su balionėliu, čia galbūt berniukas, toliau čia vat matosi kalnai, čia tarsi miškas, žalia, žalumavo ten, na tai jau visata tikriausiai. Irgi daug, matot, yra mazgelių, rašė, kad galima keisti į biserį. Nežinau kodėl, aš turiu to biserio namie tikrai begalės, nes ir vėriau, dariau tam tikrus dalykus ir tikrai turiu, nežinau, nekilo ranka, nenorėjau kažkodėl. Norėjau, kad viskas va tai būtų iš siūlikų. Tai irgi mato, to backstitcho buvo tikrai daug. Ne, galbūt va šituose plotuose mažiau, bet vėlgi čia tada dėvėsi tie mazgeliai. Buvo įdomu, kad schemoje buvo toks lapas, ten parašyta jūsų noras siuvinėjant šį darbą, kaip tai pasiekti, ten tokie kaip tikslai išsikeliami ir kad šis darbas, siuvinėjimas, siekiant harmonijos šeimoje, tarpusavio santykiuose, na toks įdomus tikrai. Tuo labiau, kad įdomus darbas, aš nelabai mačiau išsiuvinėtų tokių, šio bent jau darbo nemačiau išsiuvinėtų. Tai va tai tiesiog pasiėmiau ir išsiuvinėjau ir kažkaip dabar galvoju, kad nepamenu, nesu užsirašius, kada pradėjau, kada baigiau, bet pakankamai greitai. Nes tiesiog degiau ir čia aišku daug visko mažiau, čia to siuvinėjimo ploto nėra. Aišku, neėmiau medžiagos, turiu omeny Evo ar lino kokio, bet ėmiau Aidą, nes aš dar nebuvau įgudusi siuvinėti, net ir dabar man kyla tam tikrų iššūkių siuvinėtant lygaus audimo audinio su tais skaičiavimais, o čia kadangi buvo irgi kryželių kaita nemaža ir tokių buvo pavienių plotelių, tai man ten būtų buvę dar ilgiau užtrukę viskas ir tiesiog pagalvojau, kad aišku dabar manau, kad galbūt buvo tiktų kažkokio medžiaga su perėjimais. Na, bet, kaip sakant, yra kaip yra ir mane tai tenkina. Na, tai nėra čia visi darbai, kuriuos aš siuvinėjau, yra jau daugiau, bet tiesiog, tokie pagrindiniai, pirmieji, galbūt pirmasis žingsnis į tą siuvinėjimo pasaulį. Kryžiukai, kaip visada, kai sakau,
tiesiog savo darbus vadinu tobulais netobulumais. Bet viskas gerai. Tai štai. Ir dabar net nežinau, galvoju, ką papasakoti bus kitą kartą. Tai va, šiek tiek plastikiukų atsinešiau. Labai pamėgau siuvinėti skirtukus. Tai kiek aš jų išdovanojus, kiek yra kažkur pas dukterėčias, tai ir pas mane kažkur. Tai va tas plunksnas labai, aš nepamenu, kiek aš jų ten esu išsiuvinėjusi. Labai patiko dar tokie, va atradau. Po to pradėjau va tokius ir kitą esu pradėjus tokį porinį darbelį. Nežinau, kaip juos apipavidalint tokius va. Ir kur pasidėti, bet kai dekoracija kažkaip, man atrodo, gražiai. Ir tas siuvinėjimas ant plastiko labai toks patogus, kažkur keliaujant ar panašiai. Taip pat raktų pakabukus tokius va savo susimaščiau, čia jau jie yra apipavidalinti, kas yra vengiama. Aš labai tingiu. Gerai, kad prisipažinau, nes dažnai sakydavau, nemalonu, labai nemalonu, bet kai pagalvoju, kas čia nėra iš tikrųjų kažkokio didelio labai darbo, paimti, apipavidalinti, priklijuoti filcą. Tai taip, tai dar galbūt galvoju ateityje papasakoti apie einamus procesus, kurių yra tikrai, nežinau, dabar bandžiau skaičiuoti. Ir siūlai, kur surinkti yra kitiem pradėtukam, noriu Dimensions pradėti vieną darbą. Stovi viskas paruošta. Taip pat, ką esu jau pradėjus, tai Riolio žirgus aguonų lauke, kurie man patinka labai. Ten irgi buvo su restartais procesas. Tada turiu Elnius, Dimensions, Summers End. Tada taip pat iš jų turiu Paradise Found, ten jie su rožėm toks labai toks fainas darbelis. Ant juodos aidos turiu siuvinėjau vienu siūlu, 111 DMC, toks gražus geltonas pereinamas. Ten tai jau paprastas iš tikrųjų dizainas, toks medis. Aleksandra Adelaide Madre Terra, tokį turiu darbelį. Taip pat ant juodos aidos turiu Anastazijos Arnautovos namelį miške, vėlgi iš jų užmetus, taip tikrai norėtųsi pajudinti, gražus dizainas. Tada turiu Novos Labada tikrą, Aprisar turiu merginą su ta žvaigždė, jau tam beveik baiginėjau, kaip nebaiginėjau, visai ten 70 gal 8% išsiuvinėta. Lukas Peonys turiu, tai jei kas žino, tai tam pradėjusi dizainą. Bet gal tik tai 3% išsiuvinėtų, o taip norėjau, taip aš jo ieškojau, tada kaip tik jisai buvo dingęs iš vaizdo, kaip sakant. Atsirado, nusipirkau ir tiek, žodžiu, svarbu, kad turiu. Tada Hobby and Pro Aune of Savannah, ten yra liūtas, labai man gražus. Tai va, tigrai, liūtai, kaip matot, taip pat elniai, mano mylimi, tokie vat siuviniai. Peškovos turiu paukštuką, Volkovos, taip pat ten yra paukštukas Saulėgrąžos, va tokių darbelių. Petonova Tiuliauchantė, ta tokia lapė gėlėse, tai labai toksai švelnus pavasarinis darbas, akims pailsinti. Tai va, tai nežinau, kaip ten bus sutalpint, kaip ką, manau, kad po truputį, kaip sakant, dozuotai, kad nebūtų per daug. Tai ką labai tikiuosi, kad priimsite į savo bendruomenę. Galite pakomentuoti, galbūt kažką pakeisti, gal kažkas galbūt erzina, galbūt kažko naujo norėtumėt sužinoti, tai visada mielai skaitysiu jūsų komentarus ir
reaguosiu į juos. Na, šiam kartui tai ką linkiu jums smagių, šiltų kryžiukų, pačio to malonumo siuvinėjant, atsipalaidavimo ir, norėjau sakyti, ir užbaigtukų, bet man užbaigtukai netaip rūpi, tai man svarbu, kad procesų daug turėti ir aš galiu irgi labai laukiu visų lietuvaičių dedamų video, kuriuos aš žiūriu, tiesiog žiūriu. Kartais būna net ir iš naujo pasižiūriu, nes labai patinka. Tai kuo daugiau filmuokit ir dalinkitės grožiais. Na, šiam kartui tiek, sakau, iki kito karto.